Labas vakaras, penktadienio vakaras. Girdėjau iš labai tokių garsių žmonių, amortizatorių meistrų, kad labai sunku Aprilį išimti galinį amortizatorių, palyginus su japoniškais motociklais. Tai kadangi man pačiam šiuo momentu reikia išsimti, padaryti tam tikrus pareguliavimus, tai pagalvojau, kad galbūt pravers toks trumpas video, visi žingsniai, nuo ko pradėti, kuo užbaigti, išiminėjant galinį amortizatorių. Tai va, gerai, važiuojam. Ok, dabar pradžiai reikia nuimti štai šį vamzdėcą. Čia bus 6 šešiakampis, iš kitos pusės 13 mm paprastas varžtelis. O tenai iš apačios ta klema, tokia žvaigždutė ant 45. Nuimam. Toliau mums reikia atsilaisvinti šitos amortizatoriaus laidus. Tai reikia nuimti šitos klipsus. Pas mane čia jau jie neoriginalūs tikrai. Tiesiog šitas varžtelis, kuris laiko, tikrai irgi yra neoriginalus. Pas mane jau pakeistas. Pas mane čia realiai viskas pakeista. Tas motociklas ardytas 3000 kartų. Šitas klipsiukas o taip tiesiog įsispaudžia ir atsidaro. Toliau reikia šitą išsitraukti. Pasistengti, kad jisai į vidų neįlystų. Turim du laidžiukus. Reikia juos čia iškrapštyti. Vienas yra. Kitas yra. Laidžiukus turim. Sekantis manevras tai būtų šitie varžteliai. Čia 13 galvutė, iš kitos pusės 15. Juos reikia atlaisvinti ir bent šitą ir šitą varžtus reikia ištraukti, kad šitas trikampis daiktas taip nukristų žemyn. Bet pamiršau vieną momentą svarbu paminėti, kad visam šiam darbui reikalingas motociklo pakėlėjas. Pas mane jisai yra toksai, kad jisai pakelia visą motociklą. Visas motociklas yra ore. Dar jo kampą galima reguliuoti. Tai jeigu neturi tokio pakėlėjo, tai tada gal su kažkokia libiotke ar kažkuo reikia pakelti motociklą, kad bent jau galinis ratas būtų ore, o paskui jau kai ištraukinėjami varžtai, tai aš parodysiu, turi būti, jis negali per žemai nukristi. Reikės truputį paleisti man motociklą žemyn, kad ratas tiesiog laisvai atsistotų ir, žodžiu, to jau paaiškinsiu. Dabar sukam varžtelius šitos. Dabar, kaip sakyt, įtampą nuėmėm nuo amortizatoriaus, viskas atsirėmė čia ir dabar galima laisvai ištraukti varžtelius. Kaip viskas pabiro.
Sekantis žingsnis. Reikia atleisti pakojus. Šitie va 2 varžteliai. O taip kažkaip, kad jie čia daugiau žiūrėkit, kad kažko nesubraižytų, kad laidžiuko nepažeisti, kažkaip atsargiau su šito daiktu. Bet jisai vat kažkaip taip turėtų būti, kai ištrauksinėsit amortiką. Žiūrim toliau. Toliau mes turime atsukti viršutinį varžtą. Čia yra 15 mm veržlė ir iš kitos pusės tenai yra 8, kaip čia va, 8 mm šešiakampis, va toksai, kaip čia pagauti, va. Ir ten, kadangi jis toks truputį nelabai tiesiai eina, truputį va aš naudoju tokį su šarnyriuku tokiu, kad biškį duotų leidimą pakrypti. Tai va iš tos pusės 8 šešiakampis, iš tos 15 veržlė. Okay. Amortikas praktiškai laisvas. Turim įspinti veržlę. Varžtą tiksliau, atsiprašau. Nu va, dabar beliko ištraukti amortizatorių. Kartais pagauni gerą kampą ir labai lengvai ištraukia. O, vat. Štai ir viskas. Amortizatorius vietoj. Dar norėjau parodyti, kaip sakyt, masiškais remontais neužsiimu. Tai vat, puikus prietaisas iš Kinijos, iš AliExpreso, bet puikiai veikia. Nieko geriau nereikia. Kaip pakeisti, būtent spyruoklės pakeitimui. Tai va toksai, čia tik tais, kad truputį reikėjo pašlifuoti, šita vieta buvo per siaura, bet va čia dedasi įvairių diametrų iš apačios tokios šaibutės ir tiesiog va užsideda ant amortiko. Pabandysiu kažkaip geriau, kad matytųsi. Gal kažkaip. Čia reikia prakišti, biškį atleisti. Va. Šplintą. Prakišam, kad nepabėgtų niekas. Ir tiesiog dabar turim varžtelis. Dabar turim surasti atitinkamą raktelį. Turim kokį čia diametrą. O, 22. 22. Va, veržiam. Все. Paveržėm, kol pasirodo va, toks plonas žiedelis. Man su viena ranka turbūt nepavyks išimti. Padėsiu telefoną. Va
toks žiedelis, plonas išsiima. O. Viskas, spyruoklės nieks nelaiko. Viskas, spyruoklė laisva. Šplintas lauk. Все. O, tiek reikalų.